Vat esat vienam interviu irgi sakęs, kad pusiai pas mane atvykstančių reiktų kreiptis į psichiatrus. Nu, žinai, jeigu taip ir juokauti, nejuokauti, psichiatrą kreiptis gal neblogai visiems, psichoterapeutą tai visiems, ir dvasininkai irgi, ir tame tarpe bręs dvasiškai. Tai va, bet čia dėl to pasakiau, gal net pusė, sunku pasakyti, bet neretai būna dėl to, kad dabar labai mada. Mada tokia bjauri. Mane prakeikia, dabar tas gal net ojai. Šio taip paplitus, dabar kažkas nesiseka, mane prakeikia. Kai paklausi, kas tau nesiseka, tai nesuprasi, žinai, kas nesiseka. Tai va, ir tarsi kažkokia, tai iš kur čia tokia, tarsi kažkokia, nuimk nuo manęs prakeikimą. Tai čia tokia, žinai, tai klausimas, ką tu čia susigalvoji, žinai, tai ar tu čia, ar tai pasaulį keistai matai, ar jau tikrai kažkokia, žinai, tau truputėlį reikia psichiatro pagalbos, ar tiesiog įsivaizdavimas toks žmogus. Tai už tai gal čia toks šaržas savotiškas, gal taip grubiai pasakyta, bet va tokį, matyčiau šitoje vietoje tokį nenorą irgi tokį prisimti atsakomybės už savo gyvenimą. Tai. Nes jeigu čia, žinai, egzorcizmas nėra kokia prievartinė, reiškia, kažkokia tai priemonė, kad štai pagavai žmogų, dabar ir iš tavęs iškratysiu velnę. Žinai. Čia yra laisvo žmogaus apsisprendimas, kad štai aš einu per gyvenimą, kažkas matau man netinka, kažkas tikrai vargina, jau reikia man gelbėtis, aš ko nepajėgiu. Stengiuosi pats, tai čia yra bendradarbiavimas, tai toks malda, kai jau tada ta piktoji dvasia dėl kažkokių priežasčių, bet kažkodėl tai atėjo į gyvenimą. Tai. Teoriškai yra šitaip, reiškia, tai paprastai ateina per mūsų ar nuodėmę, per paties žmogaus asmens nuodėmę. Kartais gali didesniam šventumui, kartais Dievas leisti net ir šventuosius kankinti, sakysim, ten tėvą Pijų kankino iš Petralčinos, o ne Piktasis. Tai, bet čia atskiri atvejai, o šiaip normaliai tai yra kažkokia tai priežastis, kai žmogus pats kažką tai netaip daro dėl vienokio ar kitokio priežasčių, arba jeigu tie vaikai, bet jeigu savo vaikai, ne vaikai apsėsti. Tai va. Ačiū, kad peržiūrėjote šitą vaizdo įrašą iki pat pabaigos. Mums padės jūsų palaikymas, o tą galite padaryti paspaudę mygtuką patinka ir prenumeruoti. Jeigu norite išklausyti visą pokalbį, jo nuorodą rasite šio video aprašyme.